Labas, mano vardas Aušra ir jau 14 metų dirbu kartu su kompanija Forever Living Products. Šiame video noriu pakviesti ir tave prisijungti. Ir čia šiandieną supažindinsiu tave su keliomis pagrindinėmis kompanijos Forever Living Products galimybėmis, ką čia gero galima nuveikti. Taigi, dalinuosi savo ekranu, savo informaciją. Na ir kągi, startuojam. Taigi, kompanija Forever Living Products. Tai yra jūsų svajonės ir mūsų kompanijos planas. Ką galima gero čia nuveikti? Pradėkime nuo istorijos. Kiekvienam iš tiesų yra labai svarbu sužinoti ir suprasti, su kokia kompanija dirbama ir į kokią kompaniją žmogus ateina. Taip? Taigi, Forever Living Products kompanija dirba nuo 1978 metų, taigi rinkoje jau yra daugiau negu 40 metų ir kiekvienam, kuris ateina dirbti čia, yra svarbu, kad kompanija turėtų istoriją ir turėtų kitų žmonių pasitikėjimą. Kad turi istoriją taip, virš 40 metų, o kaip patikrinti, kokia yra kompanijos, koks patikimumas, kiek žmonės ją pasitikė. Tai yra vertikaliai integruota kompanija ir jinai neturi skolų. Štai ką reiškia tikras žmonių pasitikėjimas. Kompanija nuolat auga, nuolat tobulėja ir turi nuolat augantį pelną. Taip pat kompanija virš 40 metų yra sukūrusi vadovų komanda, kurie dirba su patirtim ir turi tikrai ilgametės tradicijas. Na ir labai svarbu, kad kompanija Forever Living Products dirba daugiau nei 160 pasaulio šalių ir labai svarbu pažymėti tai, kad kiekvienoje šalyje kompanija ateina tik tai legaliai, tik tai registruotai ir tuo metu žmonės dar labiau gali ją pasitikėti. Na ir tai, kad 40 metų kompanija nuolat auga, tai tik dar kartą įrodo jos stabilumą. Ir mūsų kompanijos produkcija apima sveikatos ir grožio industrijas, tai būtent šiuose sektoriuose mes ir turime produktus. Kompanija Forever Living Products yra alavijo augintoja ir produktų iš alavijo gamintoja. Taigi, kodėl būtent alavijas pasirinktas kaip pagrindinis augalas? Taip, pasaulyje tikriausiai nėra kito tokio augalo turinčio tiek daug tyrimų, tiek daug laboratorijų ir tiek daug pageidaujamo turėti savo produkcijos tiesiog kaip ingredientą pagrindinį. Taip, taigi alavijas yra labai naudingas žmogus sveikatai ir matote, jis palaiko ir gerą virškinimą ir padeda išsaugoti stiprų imunitetą ir tikrai daug naudos duoda mūsų sveikatai. Taip pat naudojant išoriškai alaviją, jisai labai gerai drėkina, minkština ir ramina mūsų odą. Taigi alavijas yra tiesiog gamtos dovana žmogui ir pasakykite, nebūtų verta jo panaudoti savo naudai. Kodėl kompanija Forever ir kodėl jinai kažką daro kitaip? Taip, tai įsivaizduokime, jeigu jūs norite nusipirkti kažką labai kokybiško, jūs tikriausiai eisite ten, kur tai yra gaminama. Jeigu jūs norite sveiko maisto, jūs eisite pas ūkininką, kuris augina ekologiškai galbūt taip. Jeigu jūs norite kokio, gal drabužio, jūs eisite pas siuvėją ir pirksite gerą audinį. Taip pat yra ir su alaviju. Forever kompanija išsirinko alaviją kaip pagrindinį savo ingredientą, tačiau jinai nusprendė ne pirkti žaliavą, o užsiauginti ją pati. Ir tokiu būdu Forever tapo didžiausia pasaulyje alavijų augintoja ir produktų iš alavijo gamintoja. Kas dar svarbu, kad į šį augalą yra įdedama labai daug darbo, jis yra labai puoselėjimas ir labai mylimas. Ir štai, pavyzdžiui, alavijo derlius yra nuimamas rankomis, ne kažkokiu, pramoniniu būdu, nevažiuoja mašinos, o tiesiog žmonės laukuose pjauna su peiliais ir su rankomis šitos lapus nurenka. Taip pat rankomis yra apdirbamos šitie lapai, tai yra alavijas yra nužievinamas, yra išpjaunama vidinė lapo dalis ir būtent
iš šitos želė yra ir gaminamos alavijos sultys, alavijų kremai ir didžioji dauguma alavijo produktų. Taip pat, kuo dar išsiskiria kompanija, tuo, kad jinai turi patentuotą stabilizavimo būdą. Tai yra toks būdas, kai alavijas išlaikomas gyvas ir jo yra nesunaikinamos kaitinimo arba kažkokio cheminio konservavimo būdu, nesugadinamos jo savybės, kurios mums taip ir yra reikalingos. Ir būtent tai yra įvertinta ir Alavijų mokslo taryba pirmoji mūsų kompanijai suteikė būtent kvalifikacijos sertifikatą. Taip pat kompanija Forever turi ir kitų ženklų, taip pat patvirtinančių jų kokybę, pavyzdžiui, halal ženklas, košerinis ženklas. Ir mes tikrai kartu didžiuojamės ir to, kad mūsų produktai nėra testuojami su gyvūnais. Kokie produktai gaminami mūsų kompanijoje? Taip, galime išskirti grupės, nes per 40 metų tikrai kompanija padirbėjo taip, kad mes turėtumėm ne tik alaviją, ne tik alaviją geriamą, kada gerinam savo sveikatą, saugome savo sveikatą, ne tik odos priežiūros priemonės, bet dar ir papildomai tai, ko gali reikėti žmonėm. Ir iš tiesų produktų grupių yra daug, tai aš aptarsiu tik tai kelias pagrindinės. Ir žinoma, pradėsiu nuo aloe vera gėrimų, kad alavijas tai yra maistinių medžiagų šaltinis mūsų organizmui. Mokslininkai yra ištyrę, kad alavijos sudėtyje yra daugiau kaip 200 maistinių medžiagų. Įsivaizduokite, koks tiesiog rytinis kokteilis mūsų organizmui ir kokia didelė mums yra pagalba. Taip pat alavijas pasižymi tuo, kad yra labai geras valiklis. Jisai labai gerai valo natūraliai mūsų žarnyną. O kadangi mūsų žarnyno švara labai stipriai įtakoja mūsų imunitetą, mes galime tikrai teigti, kad alavijas prisideda prie mūsų sklandaus virškinimo ir prie mūsų geresnės savijautos. Na ir žinoma, kai mes kiekvieną rytą gauname tokį didelį maistinių medžiagų kokteilį, mes tikrai jaučiamės energingi visą dieną. Tad alavijos sultis rekomenduoju kaip vieną pirmųjų gėrimų visai šeimai kiekvieną rytą. Taip pat kompanija plėsdama savo akiratį žmonių atžvilgių, plėsdama savo asortimentą, norėdama padėti dar daugiau žmonių sustiprinti imunitetą, pradėjo gaminti maisto papildus. Ir maisto papilduose nėra alavijo, tačiau jie yra taip pat išskirtiniai, jie yra sukurti mokslininkų ir pagaminti taip, kad žmogus juos vartodamas turėtų kuo didesnę naudą. Šitie maisto papildai yra iš natūralių maisto medžiagų ir garantuojama, kad tai yra tiesiog pilnavertės mitybos užtikrinimas. Tai, ko mums trūksta su maistu, mes puikiausiai galime papildyti Forever maisto papildais. Na ir kiekvienam tai yra pagal poreikį. Žmogus jau pasirenka, ką prie alavijo dar reikėtų vartoti. Gal vienam labiau reikėtų sustiprinti savo kraujotakos sistemą, tuomet jis galėtų rinktis, pavyzdžiui, ARG+. Kitam žmogui galbūt reikėtų sustiprinti labiau imuninę sistemą, jis galėtų rinktis Forever Imublend maisto papildą skirtą būtent imuniteto stiprinimui. Na, o jeigu žmonėm reikia dar papildomų tiesiog maistinių medžiagų, jie galėtų rinktis Forever Daily, tai yra 55 maistinės medžiagos reikalingos mums kiekvieną dieną. Tiesa, šių papildų yra daug daugiau ir jeigu jūs domins Forever galimybę, kaip galimybę sustiprinti savo sveikatą, pagerinti savo mitybą, tai tada kreipkitės peržiūrėję šitą video į žmogų, kuris jums jį atsiuntė, arba tiesiog į kompanijos atstovybę. Taigi, kokie dar yra produktai? Tai vienareikšmiškai odos priežiūra, kas yra labai labai svarbu. Ir dažnai kosmetikos pramonė labai myli alaviją kaip ingredientą, tačiau tai yra brangus ingredientas ir jo produkte būna vos keli lašai. Kadangi kompanija Forever pati užaugina alaviją, žinoma, kad mes turime prabangą visą mūsų odos priežiūros liniją gaminti alavijų pagrindu. Tai reiškia, kad kiekviename odos priežiūros produkte alavijas yra pagrindinis ingredientas. Paskui jau yra papildomi ingredientai, kas dar padeda mūsų odą kokybiškiau ir geriau prižiūrėti. Tačiau alavijas išlieka pagrindinis ir labai labai svarbus ingredientas. Ir alavijas, jisai yra
adaptogeniškas, prisitaikantis ir kartu reguliuojantis mūsų odos būklę. Todėl mums yra sunku išskirti, kad vienas kremas tinka tik tai vaikam, o kitas kremas tinka tik tai mamai arba ten tik tai paaugliui dukrai. Dažniausiai kremas yra naudojamas vienas, tinka visai šeimai ir nebent pagal papildomus kažkokius dar parametrus žmogus dar pasirenka, kurį kremą naudoti. Tačiau vienareikšmiškai Alavijo odos priežiūros produktai tinka visai šeimai. Na ir taip pat mes turime, kaip sakiau, ir asmeninės higienos produktų, tai ką mes kasdieną naudojam, dantų pasta, dezodorantas, balzamas po skutimas ir taip toliau. Tai produktų iš tiesų yra daug ir apie tai reikėtų dar atskirai daryti atskirą video, o aš jums norėčiau pasakyti apie kitokią dar galimybę, kad kompanija Forever suteikia jums galimybę ne tik vartoti aukštos kokybės produktus, bet vartoti juos mažesnę kainą bei suteikia galimybę papildomai išsidirbti. Ir štai mes turime labai gerą rinkinį, ypač tiem žmonėm, kurie tik tai išgirdo apie kompaniją Forever, kuriems yra aktualu šitie produktai. Tai yra rinkinys Greitas startas. Tai yra optimalus produktų rinkinys žmogui, kuris tik tai pradeda pažindinti su kompanija Forever, kad jisai pajustų naudą, išbandytų produktus, suprastų, kaip jie veikia, suprastų, kaip jisai gerai jaučiasi ir turėti kažkiek produktų jau kažkam ir parekomenduoti. Taip, ir įsigijus šį rinkinį, visi kiti jūsų užsakymai yra su daug didesnė nuolaida. Tai apie nuolaidas dar pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Na ir kokia ta galimybė? Taip, mūsų kompanijos Forever galimybė tarsi susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis būtų tiesiog vartoti produktus, jaustis geriau ir gražiau. Ir antra galimybė tai yra dar papildomai jums užsidirbti. Pažiūrėkime, kaip tai veikia. Pirmiausia, mes nuo ko pradedame? Mes tiesiog pradedam vartoti produktus ir mes kartais taip ir sakome, tapkime geriausi savo klientai. Jeigu aš tampu produktų ekspertų, produktų žinovų, žinau ne tik ką vartoti, kaip vartoti, bet ir kodėl tai yra reikalinga, tikėtina, kad ir šalia esančiam žmogui tai taip pat gali būti aktualu. Taigi, Forever verslas negali prasidėti be paties žmogaus praktikos, be jo produktų vartojimo. Todėl pirmas žingsnis visą laiką yra pradėti vartoti produktus pačiam. Antras žingsnis būtų rekomenduoti produktus. Jūs tikrai girdėsite aplinkui, kai žmonės pradeda sakyti, kad aš norėčiau sustiprinti imuninę sistemą, aš norėčiau pagerinti savo odos būklę, aš norėčiau pagerinti savo odos būklę savo vaikų, na ir kitų daug dalykų. Ir jūs, kai jau žinote produktus, ypač kai žinote, kad jums tie produktai patiko arba kažką padėjo išspręsti, vienareikšmiškai jūs tiesiog galite jau juos rekomenduoti. Ir kas atsitinka, jūs tiesiog pradedate plėsti savo klientų ratą. Tie žmonės, kurie vartoja produktus, jiems dažniausiai jie patinka ir jie sugrįžta. Ir taip jie tampa jūsų nuolatiniais klientais. Kas atsitinka toliau? Tikrai iš visos didelės grupės žmonių tikrai gali atsirasti vienas ar du, kurie sakytų, žiūrėk, aš matau, kad tu apie tai kalbi, aš matau, kad tu tai rekomenduoji, tikriausiai tu iš to uždirbi, gal tu gali ir man papasakoti. Taip, ir mes tuomet galime žmogui papasakoti apie antrą galimybę, kad jisai prisijungia į kompaniją, jisai vartoja produktus ir kai jisai pradeda juos rekomenduoti, jisai jau gali iš to uždirbti. Ir tai ir yra ta Forever kompanijos siūloma verslo galimybė. Verslas susideda iš to, kad mes kartojame tai, ką darė mūsų aukščiau esantis žmogus, arba aš mokau po savimi priregistruotų žmonės daryti tą patį, ką dariu aš. Kitaip pasakius, Forever verslas yra atkartojimo verslas. Tiesiog mes mokome kitus žmonės daryti tai, ką mes patys darome. Ir tokiu būdu plečiam savo vartotojų ratą, iš kurių tam tikras procentas žmonių tampa verslo klientais ir žinoma, tokiu būdu mes pradedam vystyti savo verslą. Ir jeigu reikėtų apibrėžti, kaip vyksta šitas darbas, tai galėtume pasinaudoti štai tokią schemą. Pirmiausia, žmogus atsako savo klausimą, kodėl man patinka kompanija Forever, kodėl man patinka jos produktai ir kodėl aš norėčiau apie tai pasidalinti su kitais žmonėmis. Taip, tai gali būti noras žmogui
pagelbėti, sustiprinti, kaip sakiau, sveikatą, pagerinti odos būklę, kitam galbūt būtų aktualu sustiprinti savo finansinę padėtį, taip, gal kitam būtų kelionės ir daug dalykų. Kiekvienas asmeniškai atsako, kodėl man norisi ir verta dirbti su kompanija Forever. Taigi, visų pirma, susisiekiam su žmogum, parodom, kokie yra produktai, ką aš pats vartoju, tiesiog jam papasakojam. Taip, mes galime tos produktus parodyti, galime atsinešti, arba šiai dienai galime online parodyti irgi susitikimo metu. Taip, sekantis žingsnis yra pristatyti verslo galimybę, kad su šiais produktais galima ne tik tvarkyti sveikatą, imunitetą, odą, kaip minėjau, bet galima dar ir užsidirbti. Ir mes tą žmogų kviečiam prisijungti. Kaip tu manai, ar tu irgi norėtum daryti tą patį, ką darau aš? Taip. Ir mes susiplanuojame su tuo žmogum, kokie būtų sekantis veiksmai ir kartu su juo veikiame. Tai yra su juo kartu dirbame. Ir tas žmogus vėl kartoja visą ratą, susisiekia su savo klientais, parodo produktus, pristato verslą, pakviečia prisijungti ir taip toliau. Ir mes vis sukamės tokiame ratelyje ir žinoma, kad schema yra pakankamai paprasta, yra lengvai pakartojama ir tik tais klausimas, kodėl, jūs gali dar labiau pajudinti. Ir kiekvieną kartą, kai jūs atsakote klausimą, kodėl, šitas ratas vis stipriau ir stipriau sukasi. Taip, ir kas yra grupės bonusai, arba kitaip pasakius, tai iš kur yra tie pinigai. Taip, tai visų pirma, jūs produktus perkate vieną kainą, parduodate kitą kainą. Tai jau yra tiesioginių pardavimų verslas, kada jūs galite užsidirbti tam tikrą pinigų sumą ir tiesiog, kažkiek prisidurti prie savo, tarkim, dabartinės veiklos. Tačiau, jeigu jūs padėsite savo grupiai lygiai daryti tą patį, jūs jau galite pasiekti net iki 13% uždarbio, kai padedate savo komandai kurti būtent mažmeninės prekybos verslą, arba kitaip pasakius, taip vykdyti šitos pardavimus. Tačiau tai yra dar ne viskas. Jeigu jūs norite ne tik pats pardavinėti, ne tik kurti savo mažmeninį kažkokią mažą tinklą, kompanija yra padariusi daug daugiau papildomų paskatinimo programų ir viena iš tokių yra kelionės po pasaulį. Tai iš tikrųjų yra egzotiškos šalis, tolimi kraštai, kur jūs galite nukeliauti. Ir štai vienas iš klausimų, kodėl aš esu Forever, gali būti todėl, kad aš noriu keliauti, man patinka keliauti. Įsivaizduokite, kad jūs galite užsidirbti šitas keliones dviem asmenim, jūs vykdote verslą, jūs plečiate savo komandą ir kompanija už tai jums dovanoja arba jums sumoka kelionę šalia to, ką jūs ir taip uždirbate. Ir negana to, kelionės yra dviem asmenim. Tai iš tikrųjų labai didelė paskata ir daugelis žmonių jungiasi būtent dėl to, kad jiems labai patinka keliauti. Kas nenorėtų nemokamos kelionės, pavyzdžiui, Afriką, kaip šitie du žmonės. Taip, tai va štai jums viena iš Forever galimybių. Taip pat kompanija yra labai dosni ir savo pelnu dalinasi su dirbančiais žmonėm. Ir tai vadinasi prezidento bonusai, kada kompanija išmoka tarsi 13 atlyginimo žmogui iš jo įdėtą darbą. Tai yra taip pat dar viena galimybė papildyti savo pajamas šalia to, ką mes dirbame kiekvieną mėnesį, ištisus metus, dar galime papildyti, dar pagerinti savo visą finansinę padėtį. Tai iš tiesų kai kurie žmonės būtent šitos galimybės išnaudoti į kompaniją Forever. Na ir dar viena paskatinimo programa yra automobilio planas, kitaip pasakius, jums nėra duodamas automobilis, bet jūs tiesiog vėlgi gaunate pinigus ir galite įsigyti naują automobilį, tokį, kokio jūs norite. Na ir klausimas, ar jūs esate pasiruošę pradėti? Jūs galite tiesiog registruoti žmonės arba pats būti tiesiog VIP klientas ir turėti 5% nuolaidą produktams, kas vėlgi yra visai tikslinga. Jeigu aš noriu įsigyti produktus pigiau, aš galiu mažom sumom pirkti, bet vis tiek turėti 5% nuolaidą. Arba galiu uždirbti net iki 48%, pasiekdamas tam tikrus rinkodaros laiptelius ir būtent tampu tada Forever verslo savininku.
ir turiu tikrai didelės pajamas ir turiu puikią galimybę gyventi laisvai, būti savo gyvenimo šeimininku, kurti savo asmeninį verslą ir turėti tokias pajamas, kokias aš noriu. Ir jeigu jūs galvojate, kad šita galimybė, kažkuri viena iš išgirstų jums yra aktuali, aš kviečiu jūs taip pat prisijungti. Susisiekite. Ar su manim, ar su tuo žmogum, kuris jums parodė šitą video, ar kreipkitės į kompaniją Forever Living Products. Aš net neabejoju, kad jeigu jums sukirbėjo nors mažytis klausimas, kad ir aš taip norėčiau, manau, kad jūs tikrai esate teisingam kely. Kągi, tai buvo viskas, ką norėjau papasakoti. Ačiū, kad išklausėte. Forever tikrai puikia kompanija, suteikia begalę labai daug išskirtinių galimybių, o jums belieka jomis pasinaudoti. Tad iki pasimatymo.